Studijoje grupės Akli lyderis Kristijonas Valančius, labas rytas. Labas rytas. Aktoriai Marius Repšys ir Dominikas Vait, labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. O taip pat ir vaizdo klipo režisierius Vytautas Adomaitis, labas rytas. Labas. Malonu keturių vyrukų čia sulaukti studijoje. Na, Kristijonai, pirmiausia apie darbą Morfinas, kurį netrukus išgirsime. Tai yra, jeigu nesumeluosiu, pirmasis grupės kūrinys su kita kūrėja, pataisyk, jeigu klistu, bet Beta Beatričė Šiuikaitė iš grupės Mėlyna. Kiek neįprasta įsileisti kitą autorių į grupės Akli kūrybinį lauką? Ne pirmas kartas esam turėję dainų su grupė Deadcap. Anksčiau turėjom porą kolaboracijų. Įsileist Betą, man atrodo, kad aš labai ilgai laukiau, kol surasiu tą žmogų, su kuriuo būtent norėčiau pasidalinti šitą dainą. Ir kai jau žinojau, kad tai yra Beta, mūsų darbo procesas buvo labai greitas ir sklandus iš tikrųjų. Tai mes viską pabaigėm gal per savaitę ir tiesiog labai gerai praleidom laiką. Kūrinys turi grupėje Akli būdingą tamsą, melancholiją, kartu, nežinau ar tinkamas epitetas, bet jis atrodo yra truputėlį gal santūresnis, kartu ne visai įprastas dėl bendradarbystės su kitu autoriumi, nors kaip ir pataisai mane tai nėra vienintelis kartas. Ar šis darbas liudija bent šiek tiek apie kitokią, galbūt didesnę naujo albumo Teatras dinamiką? Koks tas albumas bus? Albumas labai įvairiapusiškas, jis turi daug spalvų. Ir labai džiaugiuosi, kaip jisai susidėliojo ir kaip jisai skamba. Tai čia bus tikriausiai ambicingiausias grupės darbas. Ir teatras yra apie socialinius vaidmenis. Turint galvoje albumo temą, tuos socialinius vaidmenis ir albumo pavadinimą Teatras, ar jis yra gana kritiškas visuomenės ir kaukijoje atžvilgių, tavo paties vertinimu? Na, šiek tiek apie tą inspiraciją tęsiant. Tikrai taip. Taip. Kiek matau kažkokių kaukių ir vaidybos savo asmeninėje aplinkoje, tai bandžiau sudėti kažkaip į albumą. Kaip jau gavosi, taip gavosi, bet yra ten kritikos. Mariau, Dominikai, pereikime truputėlį prie vaizdo klipų ir vaidybos jame. Na, pirmiausia, tai kiek dar prieš vaizdo klipo filmavimą buvote pažįstami su grupė Akli ir grupė Mėlyna? Gal tu pirmas, nežinau. Su grupė Akli, tai esu bičiulis dar nuo studijų laikų, tai buvo tikrai, nebuvo kažkokio tai nejaukumo. Mėlynos nepažinojau, bet susipažinom vietoje. Buvo labai, manau, sklandus ir geras darbas. Su Mariu mes jau buvom anksčiau kažkur matėsi, bet irgi per... Bet jo, aš neprisimenu, tai dabar geriau susipažinom. Aš tai su grupė Akli visai jokio sąlyčio neturėjau. Mano dukra yra jų didelė gerbėja, tai aš kaip pasakiau, va, čia kažkokia grupė Akli, sakau, čia man siūlo, sako, tu tik eik, sako, tik bėg, filmuokis, sako. Tai va, tą ir padariau. Kaip, Mariau, jautėtės vaizdo klipo filmavimo metu, nes čia, žvelgiant į vaizdo klipą, galvoje iškyla ir Jurgio Matulevičiaus filmas Kinų jūra, kuriame puikų vaidmenį sukūrėte, kartu ir Matricos kažkokie atrodo elementai. Tai kokia ta savijauta vaizdo klipo filmavimo metu buvo, kalbant apie siužetą? Siužetas man iš karto patiko, man patiko Vyto pasiūlytas siužetas, jisai man prilipo. Ir man patiko, kad aš visą paauglystę tą dariau, tie kung fu šokiai visi šitie, tai pagaliau pirmą kartą gyvenime man jų prireikė. Tai tikrai verta praleisti paauglystį studijuojant kovos menus, nes kai tau bus kem 2 metai, tau tikrai prireiks. Ar norite kažką išplėsti apie tą finalinę kovos sceną, kurią netrukus žiūrovai išvys? Nu, rimtas mačas, rimtas priešininkas. Mačas, jo. Bet man labai, buvo labai faina su Dominiku dirbti, nes jis labai imlus yra. Jis labai greit gaudosi, labai greit reaguoja į pastabas, kurias mums siūlė
Tai mes turėjom visą greitai padaryti, tai man patiko. Dominykai, ar galite pantrinti tą patį apie darbą? Galėčiau pasakyti, Mariumi? kad tai gerai, kad ne 42 metų panaudojau, anksčiau pasisekė tos va, paauglystės įgūdžius panaudot. Tai lucky man, kaip sakė. Kažkur bent jau. Jo, maždaug porą valandų prieš filmavimo sceną susistatėm visą choreografiją. Aš gavau žinutę, kad reikia irgi aktorius, kuris nusimano kovų menuose, bet kai atėjau, sužinojau, kad su ginklais tą darysim, tai vėl kažkaip kitaip viskas apsivertė, nes supratimas yra, bet judesiai ir choreografija kažkas naujo ir įdomaus, ką reikėjo vietoj išmokti. Ir manau, kad per tokį trumpą laiką mes tikrai nesusitvarkėm ir įtikinamai padarėm. Taip. Aš galiu paantrinti, netrukus LRT televizijos žiūrovai tikiu paantrins taip pat. Vytautai, ar galite apie tą kūrybinį pamatą šiek tiek papasakoti? Na, režisavote ne tik kūrinio Morfinas vaizdo klipą, bet ir Darbo per saldų vaizdo klipą, vėlgi pataisykite, jeigu klystu, neklystu. Tai ar tarp šių dviejų vaizdo klipų yra kažkokia jungtis, nes atrodo, kad taip žvelgiant iš šono, nebuvus kūrybiniam procese, yra veikėjas, yra varžovas, antiherojus, yra krūva stebėtojų, atrodo kažkokia koreliacija matoma. Kaip jaučiate jūs pats? Man atrodo, kad kas jungia ir per saldų, ir Morfiną, taip pat kaip ir prieš tai su Kristijonu, ką kalbėjot, kad man atrodo, prieš filmuojant tą klipą mes diskutavome ir apie albumo konceptą. Taip. Ir man atrodo, kad abu tie kūriniai tiek vizualiai, tiek iš muzikinės pusės yra apie virsmą kažkokį veikėjų. Ir tas virsmas nebūtinai yra teisingas ar geras. Ir būtent šis kūrinys gal ir yra apie tai, kaip ne visada tas virsmas teisingas yra. Ir per saldų šiaip panašiai, man atrodo. Gal tas ir jungia, tas virsmas, bet neteisingas. Tai ar įprastai ta metodika yra bendrauti su kūrėju? Kaip gimsta idėja, kaip turi atrodyti vaizdo klipas, ar tai yra per kūrinio klausimąsi, gilinimąsi į žodžius, šiuo atveju ir į albumo konceptą, ar ta prieiga kiekvienas syk yra vis kitokia? Nors tokį asmeninį gal prieimą prie šitų dalykų turiu panašiai kaip ir su aktoriais bendraujant, taip pat ir su muzikos kūrėjais bendraujant, kad turi ateit, nusirengti ir tada tikėtis, kad žmogus prieš tai irgi nusirengs. Ir tik taip, man atrodo, gali pasiekti teisingų rezultatų. Tai reikia nusirenginėti, man atrodo. Taip. Nu, mes nenusirenginėjom. Metaforų. Bet klipų gal dar bus, ar ne? Nu jo, dabar nusirengsim, kol žiūrėsim. Kristijonai, artėja ir albumo teatras išleidimas, su albumo išleidimu ir pristatymo koncertai rugsėjo 3 Vilniuje, Lukiškių kalėjime, rugsėjo 18 Kaune, Dainoje ir tuomet rugsėjo 25 Klaipėdoje, Hofe. Kuo išskirtiniai šie pasirodymai, nes čia, suprantu, ambicijų taip pat yra labai didelių. Na, visų pirma, tai pristatysim naują albumą, ko labai laukiu ir labai laukiu groti tas dainas gyvai. Per daug išduoti negaliu, bet planuojam labai stiprius išstojimus, tai griebkit bilietus. Mariau, Dominikai, ką norėtumėte, kad žiūrovai pasimtų iš vaizdo klipo visai netrukus? Į ką atkreiptų dėmesį? Galbūt yra kokia nors detalė, kurią tiesiog taip plika akimi užfiksuoti ne taip ir paprasta, bet norėtųsi, kad į ją žiūrovai atkreiptų dėmesį. Aš žinau, man šiaip klipas vizualiai labai gražus, estetiškas, tai jisai labai nuostabiai padarytas. Tai aš džiaugiuosi, kad turėjau galimybę jame sudalyvauti. Tai viską pasiimkite. Taip, žiūrėkit nuo pradžių iki galo, nepraleiskite jokių detalių. Ar labai skiriasi vaidyba muzikiniam vaizdo klipui, tai yra, žinoma, trumpos, nedidelės apimties kūrinys ir, pavyzdžiui, filmui? Vis tiek vaidmenį tu turi kurti, nesvarbu, didelis tas metras ar mažas, trumpas, tai vis tiek tu turi sugalvoti tą vaidmenį, kažkoks jame būtų, negali būti šiaip savo ateiti. Tai, iš esmės, vaidmens kūrimo atžvilgiu tai nelabai skiriasi, bet, gal tame klipe yra viskas daugiau koncentruota. Tu turi per trumpą laiko tarpą padaryti maksimaliai gerą rezultatą. Bet vis tiek viskas apie veikėjo pokytį yra. Taip. Taip, bet viskas jame matosi. Tik sakau, filme yra ta distancija didelė, tu gali ir tokią sceną, o čia viskas sukoncentruota. Tai.
suspausti tą veikėjo pokytį į tas, na šiuo atveju, beveik 5 minutės. Didelis iššūkis ar kaip tik dovana, nes nėra kur išsiplėsti, kartu reikia sutilpti. Nu, man asmeniškai tai atrodo labai sudėtinga misija, nes filme tai iš tikrųjų, vat, ir iš režisieriaus perspektyvos turi daugiau laiko, daugiau kaip pasakykime, įrankių ir tu gali kažkokias temas ar potėmes konkrečiau nagrinėti, o čia tu viską taip turi suspaust, bet kadangi tai yra muzikinis klipas ir vaizdas neturi užgošti muzikos, tai kaip tą suspaust daug turinio į mažą laiko vienetą, bet nebūt per konkrečiam. Tai va, čia man atrodo didžiausia užduotis. O kaip pasisekė, tai jau. Gerai pasisekė, tikrai labai gerai pasisekė. Kristijonai, paskutinis sakinys prieš premjerą. Ar nori dar ką nors pridurti? Linkėjimai Betai. Beta. Jo, linkėjimai grupiai ir gero žiūrėjimo. Premjera studijoje Kristijonas Valančius iš grupės Akli, aktoriai Marius Repšys, Dominikas Vait ir taip pat vaizdo klipo režisierius Vytautas Adomaitis. Ačiū, kad atkeliavote, o dabar pasimėgaukime. Grupė Akli kartu su vaizdo klipu šįryt išleidžia naują darbą Morfinas, prie jo prisidėjo ir Beata Beatričė Šiukaitė iš grupės Mėlyna. Grupė ruošiasi išleisti naują albumą Teatras, ruošiasi ir šio albumo pristatymo koncertams. Pasižiūrėkime.